Sveiki visi brangiai, tai šį kartą dirbtuvėse turime Yamaha XJ6. Nu, dailiai atrodo, aš nežinau iš tikrųjų, reiškia, viskas čia su juo kaip ir vizualiai gerai. Nelabai yra ko skūstis iš esmės. Dudelė gal galinė tą, aišku, biški gadina visą reikalą, nu, bet yra kaip yra, skonio reikalas, mes dėl to dalyko nesiginčiam. Problemos yra su stabdžiais, tai pirmiausia, stabdžiai yra neveikiantis, tiksliau veikiantis kaip on-off mygtukas, reiškia arba stabdo vos, arba praktiškai blokuoja priekinį ratą, reiškia, ir kontroliuoti neišeina. Tai norėtųsi padaryti, kad jie veiktų geriau. Tiek priekį, tiek gale vis tas neaišku, ar čia yra užpuvę, ar čia kaladėlės pasibaigė. Bet žodžiu, reikia išsitraukti, pasižiūrėti, ar šiaip labai vizualiai atrodo, kad stabdžių diskas bus, ne pats diskas, iš tikrųjų bus po stabdžių diskų pakirmyje, reiškia, ir tas diskas bus kažkaip taip užlenktas, išneštas į šoną, reiškia, žodžiu, ne toj vietoj stovėti, kur turėtų, bent jau galinis, reiškia. Taip pat turime problemą ir su sankaba. Jinai, pirmiausia, tai labai nežmoniškai sunkiai spaudžiasi. Nežmoniškai sunkiai, tai aš taip, su, kaip čia, žipsnelį druskos reiktų imti šitą mano frazę, reiškia, bet iš esmės yra, gan sunkiai spaudžiasi, tai ko gero trosas yra pasibaigęs. Ne ko gero, praktiškai garantuotai. Trosas, aišku, šita motociklė yra žymiai geriau pravestas negu FZ6. Palyginimui vienas užlinkimas, tik tai va čia, reiškia, šita kilpa, reiškia, praeina. Ir daugiau nėra, va čia jis ir baigėsi, kaip, dar čia vienas užlinkimas yra, va čia kamputis, reiškia, bet iš esmės visas valdymas sankabos, jau tas išspaudimas, reiškia, yra šitoj vietoj. Ir jis, be abejo, ir trumpesnis tas trosas, ir savo ruoštų, kaip čia pasakyti, neturi tokių užlinkimų, kaip tas anas, tai FZ6 turi ten visas kringelį priraitytą, reiškia, tai baisu. Tai nežinau iš tikrųjų, reiškia, jį arba pakeisti, reiškia, arba pažiūrėti išplauti, viskas priklauso ko gero nuo to, kiek tas trosas savo ruoštų kainuoja. Ir be abejo reikės įlysti pačią sankabą čionais. O čia. Pasižiūrėti, kągi ten rasim, galbūt padeginta, galbūt padylė kažkas, reiškia, galbūt sankabos krepšelis kažkaip labai blogai, reiškia, išsidėvėjęs. Tai žiūrėsim. Ir turime grandinę, kuri čionais laisvumo beveik neturi, reiškia, tiksliau, va čia kažkur tai tos laisvumo nebėra, o čionais laisvumo yra, ir visai nemažai to laisvumo yra. Ir aišku, priekinė žvaigždė dar sudėlus, galinė dar visai padori, bent jau taip vizualiai žiūrint, reiškia, nežinau, aš kaip ten iš tikrųjų yra, reiškia, bet reiškia, brangiai, kad reikia šitą motociklą paremontuoti, galbūt ir dar kažką tai rasim pakeliui, tai, nežinau, žiūrėsim. Tiesa, dar va šitas reikalas biškai palinkęs į šitą pusę, reiškia, kažkaip keistai, tai, nežinau, žiūrėsim, gal ir tą dalyką pavyks patiesinti, vis tiek norėtųsi sutepti, reiškia, va šitą ašelę, kuri sukinėjasi, kur aš neseniai sužinau, kad čia turėtų suktis kartu su varžtu. Tai viskas kažkaip čia keistai, aišku, padaryta, bet, vėlgi, yra kaip yra, spręsim problemas tas, kurios yra. Ir jeigu rasim kažkokių tai naujų, tai, praspręsim tas ir naujas, labai tikėtina. Ir ko gero, visus darbus aš taip norėčiau pradėti nuo vairo golio patikrinimo, kadangi neperseniausiai buvo uždėtos naujos padangėlės. Reiškia, ir biškai matosi šiek tiek į tą pusę, reiškia, kamputis. Aš nežinau, tik tai, ar jų matosi. Netolygiai tas dilimas, reiškia. Tai pažiūrėsim vairo golį. Aš reikia pasižiūrėti, ar nekryvo rato. Ir tada jau kažką tai nusimti, aš nežinau. Ko gero, gal pradėti nuo sankabos, reiktų išsiardyti, pasižiūrėti, kad užsisakyti visas detalės, ko ten galėtų prireikti, reiškia, galbūt kažką ir iš Yamahos tik susakinėti, o jeigu bus galimybė, tai be abejo, kažkokias tai neoriginales, reiškia, bet atliekančią savo funkciją. Pakėlus, reiškia, kažkas tai jaučiasi šitoje vietoje, toks perėjimas kažkoks tai specifinis labai. Ir šitoj pusėje irgi kažkaip tai kažkas jaučiasi čia. Bet pradėjus įdėmiau apžiūrinėti, matau, kad čionais buvo smūgis, reiškia, kažkoks tai, plotas su plaktuko, aš nežinau, ar kas čia daryta. Čia irgi buvo įspausta, matosi. Taip pat o čia yra įspausta.
Čia matosi kažkas patrinto. Čia matosi buvo kažkaip prispausta irgi labai keistai. Nu, neįprastai, sakykime, reiškia, ne? Tada kas dar matosi? Ant pačio radiatoriaus matosi uždažyta dažais. Nu, nenusivalo, kaip smėlis, reiškia, turėtų nusivalyti, bet nenusivalo. Gumos uždažytos dažais. Tai reiškia, kad čia buvo, nu, dažyta iš viršaus. Jeigu taip jau žiūrėt, reiškia, kažkaip taip, reiškia. Nu ir ką jūs galvojat, įdėmiau apžiūrėjus, matosi, kad ta atrama, reiškia, yra, nu, suvirinta. Aš nežinau, ar jums tik matysis, va štai šitas va daiktas. Reiškia, ant rėmo, kuris yra, jis yra virintas. Nu ir virintas, aišku, kad, reiškia, buvo tas motociklas kažkaip tai kritęs, virtęs, reiškia, ir matosi, reiškia, ant vairo biškį, reiškia, tokių, nu, specifinių, reiškia, lankstymo, reiškia, požymio, nu, bet, sakykim, ten gal nėra tiek svarbu. Tai dabar man kokia yra dilema. Aš išardytai galiu, žinokit, man nėra problemos. Man labai didelis klaustukas yra tai, kad ar aš sudėsiu paskui atgal, tai dabar net nežinau iš tikrųjų ką daryti. Nu, blogiausia atveju, sakykim, tas golis negaliu sakyti, kad blogas, ne, reiškia, sakykim, taip, pagal taip, kaip viskas jaučiasi, man atrodo, kad čia viskas su to goliu tvarkoj. Klaustukas yra tik tai, ar tiltelis tiesus ir amortizatoriai ar tiesus, nes ta padanga vis tiek dyla ne visai taip, kaip turėtų dilt. Nu ir kaip bebūtų, reiškia, turėtų būti dailesnis tas dėlimas, aš nežinau kaip, dailesnis reiškia per visą profilį. Kadangi padangas, nu, aš pats kažkada tai ir užmontavau ir nuvažiuota su jomis dar nėra tiek daug, reiškia, tai dar galima išgelbėti tą dalyką, reiškia, nes šita pusė, nu, nežinau, iš tikrųjų netgi kaip čia daryti, labai didelis klaustukas. Nu, blemba, gal reikia prasėrdyti, pasižiūrėti, reiškia, ne, nu, sakykime, bent jau amortizatorius simti, čia nėra labai sudėtinga, prie visko galima prieiti daugiau nieko neišardžius ir tada bus matyti, reiškia, tiksliau, reiškia, visa situacija. O stabdžius bet kokiu atveju reikia padaryti. Ir šitą daiktą išplauti, išvalyti, reiškia, ir suportus išvalyti, tai aš juos, aišku, nusiimsiu. Lempą dar reikia nusimti, kad būtų paprasčiau prie viso prieiti, prie viso to reikalo. Nu, žodžiu, darbuojamės, ardomės, nu ir pažiūrėsim, ką rasim toliau. Truputį pravdžiau. Rato šis ties va šitą vietą maždaug, reiškia, čia biški matosi, kur prasitrynė, reiškia, nu ne prasitrynė, nežinau kas čia yra, tepalas kažkoks. Nu žodžiu, biški kreiva, bet sakykim, nu, pagal viską tai neturėtų išeiti iš tų gamyklinių parametrų, reiškia, leidžiamų. Yra 0,03, reiškia, ar 0,3 mm yra, man atrodo, leidžiama. Aišku, šitą reiktų dar patikslinti, reiškia, bet, nu, sakykime, pagal mane. Tai vizualiai bent jau neišeina iš to viso daikto. Dabar priekiniai amortizatoriai, tai pagal mane yra susiskleidę vat štai šitaip. Kadangi ratas iškrito iš šoko, reiškia, tiesiog iš čionais, tai labai tikėtina, kad yra kažkas negerai. Kadangi atsukus varžtelius, reiškia, atpalaidavus viską, amortizatorius neišsiema. Jis sakyčiau, kad surūdyja, bet ko gero ne. Ir šitas tiltelis turbūt juodas turėtų būti, o ne... Nežinau, gal ir ne juodas, aišku, gal čia man tik taip atrodo, bet reiškia, paprastai jie būna juodi, o ne rėmos spalvos, reiškia. Nu, žodžiu, reikia iškalt amortizatorius kažkokiu tai būdu ir tada labai tikėtina, kad čia kažkas bus dar kreiva. Nu, čia išsiema. Nu, truputį kreiva. Labai nedaug, bet reiškia, sakykime, truputį kreiva. Bent jau šitas. Nu, čia aišku irgi prirūdyja, tai gali būti dar tas neišsitraukimas dėl to. Čia, sakykime, to dalyko atmesti jokių būdų negalima. Nu ir pasižiūrėjus į amortizatorių, fiksuokis. Negerai. Pasižiūrėjus į amortizatorių, mes turim labai kreivą amortizatorių. Netikit? Va, žiūrėkit. 1 milimetras, daugiau negu. Ai, o tai jeigu aš dar va čia kur padėčiau, tai čia dar daugiau būtų. 1,5 mm. Kaip ir įtariau, nieko nuostabaus.
tai tas ratas niekada nestovėjo savo vietoje. Sakykime, tokio tipo amortizatoriai visada linkstantis yra, o šitas net neišsiema. Jis man net neišsiema iš šito reikalo. Ojojoj. Nu va, sugadinau plaktuką savo guminį. Kad į kur velnias. Reikia kažkokio rimtesnio įrankio. Tam dalykui išim, nu toj. Nu vat, ir antras amortizatorius, aišku, kreivas ne taip stipriai, bet irgi kreivas. Bet jis kažkaip kreivas, nu sakykim, tokio tipo amortizatoriai, jie tvirtinasi vienas viršų, vienas apačioje, tas tvirtinimas yra. Ir dažniausiai linksta žemiau nuo apatinio. Tai paprastai šita dalis būna plius minus tiesi. Nors šiuo atveju irgi negalėčiau pasakyti, kad tai yra labai tiesu, nes jinai vis tiek vaikšto į tą pusę. Bet sakykime, bananas iš jo bet kokiu atveju yra va tai va išlinkęs, reiškia ties šitą va vietą kažkur tai. Tai būtent šitas. Anas, jeigu lyginti, anas yra sulinkęs biškį aukščiau. Nežinau, kiek tai įtakos turi. Oi. Taip, tvirtinam į tą pusę. Va, anas yra sulinkęs biškį kitaip, reiškia, ne, jeigu taip jau žiūrėt. Reiškia, jisai sulinkęs aiškiai va čia naisat. Nežinau, jums per kamerą matosi kas nors ar ne? Nu, indikatorius rodo, reiškia, tai turėtų matytis. Tai žodžiu, amortizatorius, ko gero, atiduosim patiesinti, o dabar reikia išardyti dar ir tiltelį. Nu, golio nejaučiu, labai stipriai nėra kažkokio tai jo pasipriešinimo. Bet reikia šiandien pažiūrėti, jis ko gero irgi kreivas, reiškia. Tai aš įsivaizduoju, kad čia visas tas daiktas bus plius minus, reiškia, negeros būklės, reiškia. Ajajai, kaip šūdinai čia viskas išėjo. Ir vėl darbų gerokai daugiau negu tikėjausi. Kaip ir įtariau, nu gal kaip ir matėsi, sakykime, visas tos dalykas, jau buvo ardytas ir, kaip sakoma, nežinau, suniokotas. Šitiek tepalo aš dar gyvenime nebuvau matęs. Nu, man tai tikrai būtų gaila šitiek tepalo priliurlinti čionais. Smirda kaip jisai siaubas, neįsivaizduojat, jūs gaila neužuodžiat. Bet net nežinau, galbūt kaip čia, su ko čia būtų galima palyginti. Kažką reikia čia dabar daryti, reiškia nuvalyti kažkaip tai. Gal tas golis dar geras, tai išmest nesinorėtų. Bet reikia apžiūrėti. Oh my god. Tiltelis jau buvo tiesintas ir ne iki galo ištiesintas. Nu, matosi, įspaustas buvo įspaustas. Ajajajajaj. Nu, toj, brangiai, aš nusivalysiu, tada gal pasižiūrėsim gerai. Nu, tai sprendžiant iš vaizdo, kurį matau, tai viršutinis golis niekada nebuvo keistas, čia stoja dar originalus ir jisai užsimušinėjęs, už tai man tas keistas pojūtis turbūt buvo. Apatinis golis, nu, vizualiai bent jau reiškia, nei duobių turi, nei kažkokių tai išgraužimų, reiškia, tenais, nu, nėra, reiškia, tai tiek šita dalis, kuri rėmė stovi, tiek pats reiškia jau dalis, kuri stovi ant tiltelio, reiškia, tai čia panašu, kad apatinis buvo pakeistas daugiau mažiau, viršutinis likęs senas. Nu, tai mes, aišku, pakeisim tada tik tai viršutinį, apatinio nemanau, kad yra prasmės, reiškia, geriau nuo to tikrai nebus. O viršutinį mes pakeisim į kūginį, kad būtų galima, nu, žodžiu, į kitą pakeisim golį. Dabar tiltelis, reiškia, pats, nu, aš nežinau, čia tas stalas, aišku, mano nėra labai lygus, bet, reiškia, nu, jis turi tą linkimą, čia pasikelia, jeigu vat, šitaip žiūrėt, reiškia, plus jisai užlinkęs vat, šitaip žemyn į tą pusę. Vieną pusę ir kita gal ne taip stipriai, reiškia. Kaip šitas daiktas stoja, aš nežinau. Bet, nu, vat, viską išardžiau, reiškia, tai vešim atiduosim, reiškia, visą komplektėlį palyginti. Nu, dar tiesa ir vairas.
Vairą irgi nepatingėjau, kaip sakoma, iškrapštyti. O taip, jeigu žiūrėt, tai reiškia, kuris čia galas. Ten koks centimetro gal trūksta, reiškia, žodžiu, jeigu gerai suprantu, tai dešinė pusė, reiškia, yra pasislinkusi žemyn. Nu, žodžiu, persikreipusi kažkaip, tai reiškia, ne pagal kairę. Ta dalyką mes tikrai patiesinsim. Stabdžių kaladėlės yra originalios Toyo, ne? Jo. Toyo, tai aš, nu šiaip jos geros yra kaladėlės, tai aš nežinau, kodėl tie stabdžiai tokie neveikiantys, arba gal, sakykime, neefektyvūs. Gali būti, kad pastrigė viskas čia nais, reiškia. Nu tai bet kokia atveju, čia mes šitą dalyką perinksim, išvalysim, išardysim, reiškia, išardysim ir patį tą cilindriuką. Pasižiūrėt, gal ten rasim kažką. Nu bet aišku, čia vėlgi šitas visas reikalas vėliau. Tie stabdžių diskai beveik visiškai nuliovi. Reiškia, susidėvėjimo nesimato ar nesijaučia praktiškai jokio. Tai žodžiu ką, toliau tada reikia eiti man nusikrapštyti plastikėlį, o štai šitą. Ir ką, plastikėlį, kad galėčiau nusimti sankamos dangtelį. Ištardysim sankamą, pažiūrėsim, ką mes gerasim tenais viduje. Sankamų, brangieji, atrodo ne taip baisiai, kaip tikėjausi. Galbūt ir to motociklo rida nėra tokia didelė. Žodžiu, taip, krepšelis padrožtas, aišku, čia niekaip kitaip ir tikėtis negalima. Šitas dalykas prasilygins, pasidarys. Šitas, tai taip pat vidinis tas krepšelis, tai taip, sakykime, nu, netolygiai labai. Reiškia, vienur atramos taškai yra, kitur nėra taškų, reiškia, tų, tai tik parodo, kad tie geležys, va šitie tarpdiskiai vadinami geležiniai, yra nelygus ir ne visur liečiasi, reiškia. Tai iš kitos pusės, bet čia iš esmės tik tai paglostyta. Šiek tiek, reiškia, vos tik tai, duobių nėra, kitaip sakant, sakykime taip, tik tai matosi ta vieta, kurioje jisai rėmėsi. Gal yra kažkokie tai ten vos, reiškia, bet sakykime, aš nemanau, kad tas turėtų turėti labai didelės įtakos, čia gal labiau yra su va šituo daikčiuku, reiškia, šitas labiau padrožtas. Ir be abejo patys tarpdiskiai, matosi tie nupoliruoti, blizgantis tokie, aš nežinau, ar jų matosi. Turėtų matytis neblogai visai blizgančios dalys, reiškia, kur yra, nu, kur tas diskas nusitrynęs yra ir iš esmės jisai, nu, prilimpa. Tai aš manau, kad tarpdiskius mes čia tik pamainysim, padarysim diskelį, reiškia, ir viso. Nes patys diskai sankamos, tai ir storis jų geras, ir, kaip jie vadinasi, ir neperkaitinti, neperkepę, reiškia, viskas čia šitoje vietoje yra tvarkoje. Tai čia ko gero bendram komplekte, reiškia, su šituo daiktu ir greičiausiai, kad ir sankabos troso, nors čia jis visiškai nepanašus į blogą. Nu, nežinau, trosą gal irgi reiktų pakeisti dėl šventos ramybės, kaip sakoma. Tai turėtų prasispręsti visas tas reikalas labai stipriai, reiškia. Nu, tai žodžiu, panašu, kad čia dar nieks nebuvo lindęs, aišku. Neardyta, nekrapštyta, tarpinė labai stipriai prilipus. Aišku, išsivalyti čia visą laiką galima, čia nėra didelė problema. Bet, žodžiu, kažką padarysim, išspręsim. Tai iš pažiūros tvarkingas motociklas, nėra toks ir tvarkingas, reiškia. Netikėtai turbūt kaip visada baigėsi ir pirmoji dalis. Archyvas didelis, dalių dar tikrai bus. Dirbtuvių kronikas dar, kaip sakoma, matysite pakankamai ilgai. Mes retkarčiais būname ir Instagrame, galit mūsų paieškoti ir tenais. Aišku, geras, blogas, protingas ir neprotingas mintis galit palikti apačioje komentaruose, niekur toliau eiti nereikia. Ir šį kartą tiek, brangiai. Iki.